Ar jums skauda apatinės nugaros dalį? Ar esate namie ir nežinote, kaip galite savo padėti? Šitas video jums parodys 3 būdus, kaip galima sumažinti nugaros skausmą namų sąlygomis. Yra skirtingų mechanizmų, kas sukelia apatinės nugaros dalies skausmą. Dėl to aš pateikiu labai bendrus sprendimo būdus, bet dažnai jie mano praktikoje veikia. Pirmas būdas, ką rekomenduoju jums padaryti, tai išmokti, kaip aktyvuoti pilvo preso raumenis. Kaip galima tai padaryti? Reikia įkvėpti, tada iškvėpti apie 50% oro ir iškvėpimo metu sulaikyti orą ir įtempti pilvo presą. Vienas žymus apatinės nugaros dalies mokslininkas sako, įsivaizduokit, kad jums kažkas trenktų į pilvo presą ir taip jį reikia įtempti. Ir tada įtempus tą pilvo presą, iškvėpimo metu sulaikot kvėpavimą ir įtempėt, pabandykite atlikti tą judesį. Ar tai bus ėjimas, ar tai bus pritūpimas, gal užlipimas. Ir jeigu jums neskauda nugaros, tai labai gerai. Tai reiškia, kad pradėkite treniruoti tą judesį su iškvėpimu, padarote kelis kartojimus, tada vėl kvėpuojate ir vėl kartojate. Ir palaipsniui sustiprinsite nugarą ir tada galėsite jau pasąmoningai aktyvuoti pilvo presą, tai yra jis automatiškai pilvo presas įsijungs į darbą per ilgą laiko tarpą, kada atliksite tą judesį. Tai pirmas būtų jums patarimas, tiesiog aktyvuokite pilvo presą. Ir tai yra greičiausias būdas, kaip galima nuimti apatinės nugaros dalies skausmą. Tačiau jeigu jums skauda tiek, kad net sunku išsitiest, kad esat surakinti, neina net pajudėti, tada galima bandyti sekančius 2 būdus. Sekantis būdas tai yra atsigulus ant nugaros, tai yra 90 laipsnių sulenkti kelius ir 90 laipsnių sulenkti kojas, kaip matote filmuotoje medžiagoje, kad mes gulime ant nugaros, keliai yra sulenkti apie 90 laipsnių, klubai sulenkti apie 90 laipsnių ir mes gulime ant nugaros su kojomis pakeltomis aukštyn. Tai reikia gulėti apie 1-2 minutės, gali per pirmas 30 sekundžių ar net iki minutės padidėti apatinės nugaros dalies skausmas, tačiau vėliau jis turi apslopti ir pradėti po truputį mažėti. Tai yra sumažinamas apatinės nugaros dalies skausmas dėl to, nes stuburo slanksteliai nebus veikiami gravitacijos, nebus jie suspaudžiami ir taip pat bus atpalaiduoti klubų lenkiamieji raumenys, tai kurie tvirtinasi prie mūsų apatinės nugaros dalies slankstelių. Tada esant šitoj padėtį, rekomenduoju tą, vadinkim, diafragminį arba pilvinį kvėpavimą. Tai noriu, kad pirmą judesį įkvėpdami padarytumėt iš pilvo, tai kad pilvas pradeda pajudėti ir paskui prisijungia krūtinės ląsta. Tai įsivaizduokit taip, kad 2/3 reikia įkvėpti į pilvą ir 1/3 to, sakykim, deguonies reikia įkvėpti į krūtinę. Bet visą laiką pradėkite kvėpuoti nuo pilvo. Jeigu domina daugiau apie kvėpavimą, irgi komentuokite ir sukursiu video daugiau apie kvėpavimą. Trečiasis būdas, kuris gali padėti nuimti greitai nugaros skausmą, tai yra dekompresija. Tai yra vertimas iš anglų kalbos decompression. Ką tai reiškia? Kad mes nuimsime apkrovą nuo slankstelių ir perkelsime, pavyzdžiui, ant rankų. Tai kaip matote filmuotoje medžiagoje, sėdite ant kėdės ir pasikeliate save aukštyn. Arba atsiremiate ant kažkokio krašto, irgi kaip mato daro dabar treneris Gilbert, kad jis atsiremia rankomis į suoliuką ir tiesiog kybo kojos yra padėtos ant grindų, tačiau jis perima gravitacijos jėgą ant rankų ir slanksteliai gali šiek tiek išsitempti ir atsipalaiduoti. Tai yra dar vienas būdas, kuris padeda nuimti apatinės nugaros dalies skausmą. Ir svarbu paminėti, kad iš tikrųjų nerekomenduoju kyboti, nes kada žmonės iškelia rankas virš galvos, labai dažnai jie išriečia apatinę nugaros dalį ir tai sukelia dar daugiau skausmų. Todėl jūsų atveju jo irgi nerekomenduočiau, nors ilgalaikiai perspektyvoje tai gali būti naudingas pratimas, tačiau trumpalaikiai, kada gydome tą greitai, reikia pagydyti apatinės nugaros dalies skausmą, tai to pratimo nerekomenduoju daryti su savo klientais. Visi šitie būdai, kuriuos aš paminėjau, tai yra trumpalaikiai
sprendimo būdai. Tai nereiškia, kad jūs darydami šitus pratimus stiprinsite nugarą arba kažkaip kitaip spręsite problemą. Jūs turite surasti priežastį, dėl kurios jums atsiranda arba dėl kurios jums atsirado apatinis nugaros dalies skausmas ir būtent tą priežastį reikia jums adresuoti. Tai yra šitie 3 būdai, kuriuos aš praktikoje labai dažnai naudoju, gydant apatinės nugaros dalies skausmą arba tiesiog nuimant tą skausmą. Jeigu jums patiko ir norite daugiau tokių video, paspauskite patinka. Taip pat pažiūrėkite kitus video apie apatinės nugaros dalies skausmą, kuriuos įdėsiu kažkur aplinkui arba juos rasite komentaruose. Ačiū, kad žiūrėjote.